Norėčiau su jumis pasidalinti keletą minčių apie manipuliacijas ir manipuliavimus. Nereikia šito žodžio išsigąsti, vairas jūsų automobilyje yra manipuliavimo įranga. Taip pat, kas dirbote su ekskavatoriais, jūs irgi žinote, kad tie valdymo dalykai irgi yra manipuliatoriai. Ir tas pats dalykas yra ir lėktuvuose, ir kompiuterinėse žaidimuose. Tas daiktas, su kuriuo tu padarai, kad kažkoks kitoks veiksmas vyktų ten, kur tu nori, tą linkme, vadinasi manipuliatorius. Ir manipuliatorius sąmonės lygyje yra žmogus, kuris žino, kaip reikia elgtis, kad būtų pasiektas vienoks arba kitoks rezultatas. Ir tas dalykas nėra kažkokia naujiena, tas dalykas, kaip sakant, eina per šimtmečius, tūkstantmečius, žmonės žino, šamanizmas yra manipuliavimas, placebas yra manipuliavimas, reklama yra manipuliavimas, muzika, nes su muzika gali pakelti nuotaiką, nuleisti nuotaiką, sužadinti patriotiškumą, arba norėti kovoti, arba kaip tik norėti apsiverkti ir liūdėti ir pasiduoti, nes gyvenimas yra šai. Muzika irgi savotiška manipuliacija. Viskas yra manipuliacija, kas formuoti padeda. Ir, sakykime, sukuri kažkokį tai verslininkai žino tą dalyką, sukuri produktą, tu žinai, kad to produkto to niekam nereikia, bet tada tu sukuri istoriją apie šitą produktą ir tada žmonės jį perka, netgi jiems nereikia. Yra YouTube TED Talkas vieno žmogaus, kuris papasako istoriją, kaip vienas mokslininkas darė storytellingo eksperimentą, nusipirko iš eBay berods tenais daiktų $100, tada nufotografavo juos asmeniškai, padarė jiems aprašymus rašytojų ir sudėjo atgal į tą patį eBay, pardavė už kelis tūkstančius tą patį dalyką. Vienu žodžiu, vertę daiktų, kurie niekam nereikalingi, pakėlė kelis dešimtis kartų į viršų vien dėl to, kad sukūrė istoriją. Tai va. Tas pats dalykas yra taikoma, nežinau, visame kame. Filmai yra, sakykime, manipuliavimo įrankis, nes, sakykime, Jamesas Bondas pavaikšto su Omega laikrodžiu ir tada visi vyrai, kurie jaučia, kad joms blauzdos per skystos, bėga pirktis Omegų, nes jie nori būti kaip Jamesas Bondas. Tada pasižiūri ten kokius nors klipus, kurie tenais bičiai yra su auksiniais lenciūgais ant kaklo ir tokie jau, ir visas jaunimas sako, noriu būti kaip jie, noriu turėti daug tokių kalių kaip jie, kad turi mašiną, automobilių, auksinį dantų ir visų kitų pribombasių. Dėl to aš darysiu taip kaip jie ir tada mes turim tam tikrą kontingentą, kuris elgiasi kaip tiesiog neadekvačiai ir dėl to, kad jie yra norintys tapti tuo, kas yra. Ir, sakykime, politinėje arenoje įvyksta tos pačios manipuliacijos. Sakykime, kaip ir pavyzdžiui, Amerikos dabartinio prezidento Trumpo atveju, tai irgi yra labai smagu stebėti, kaip žmogus tiesiog varto žmonės savo rinkėjus kaip šiltą vilną ir visiškai be jokios sąžinės graužaties, nes jis tai daro ne vieną dešimtmetį ir jis žino, kad tai yra. Svarbiausia pažadėti, kaip ir pavyzdžiui, dar net neatėjęs į ofisą, jisai nutrauks karą Ukrainoje, neįvyko. Ir iš vis daug dalykų neįvyks. Pagrindinis dalykas jis yra tame, kad jisai išstudijavo publiką, jisai pažiūrėjo, okei, didžioji dalis Amerikos populiacijos yra ketvirtokų lygio. Ir jeigu pažiūrėsite ir rasite visą pasakymą, kad jisai kalba ketvirtokų lygio. Tai reiškia, jeigu yra daugiau negu 60% Amerikos žmonių, kurie intelektas yra ketvirtokų lygio, vadinasi, jis turi taikyti į šitą publiką. Tada jisai pažiūrė, kas tai publika yra aktualu, visos jų vertybės, ką jie valgo, kaip gyvena, kokias problemas turi, ar jie turi naminių gyvūnų, vadinasi, jie labai myli naminius gyvūnus. Todėl, kai jiems pasakysi, kad yra kažkas, tai kas ėda katinus ir šunis, tai jie pradės ginti ir balsuos už Trumpą vien dėl to, kad tik tai savo katukus ir šuniukus išgelbėti. Tai va, netgi tas pats toksai
juokingiausias dalykas, kaip jis pasakė, kad Muskas galės šalia būti ir daryti didelę įtaką visam jo ten prezidentavimo laikotarpiu ir staiga vakaris pasikviečia kažkokius tai 3 bičius į prezidentūrą ir juos pristato kaip dirbtinio intelekto projekto vadovus. Ir vienas pasaulyje iš tokių vadovų turėtų būti pats Elonas Muskas, bet staiga jis nėra vienas iš tų 3 ir jisai turbūt tą dalyką priėmė kaip smūgį į paširdžius. Ir pradėjo jau burbėti, kad tie žmonės, netgi jeigu ir Trumpas pasakė, kad čia didžiulis projektas yra ir čia 500 milijardų bus investuota, bet jau tas pats Muskas, kuris klykė tenais iš džiaugsmo ant scenos, kuris investavo pinigus, kad Trumpas laimėtų, turbūt dabar pagalvoja, mane paturėjo. Ir nieko keisto, nes Muskas yra žmogus turintis autizmo spektrą, o autizmo spektro žmonės kartais jie nesugeba nuskaityti melo, todėl jais būna labai pasinaudojama. Ir turbūt Trumpas pažiūrėjo tą bičią, galvo, okei, tas milijardierius man yra labai parankus, dabar jis turi tą visą Twitterį, jis visus kitus dalykus turi, jis man padės laimėti, o paskui aš jį už borto išmetu, ne? Tai čia ir buvo ta manipuliacija. Muskas manipuliavo žmonėmis per Twitterį ir kitus dalykus, kame jisai gerai gaudosi, o pats buvo, kaip sakėm, su kardu atėjęs nuo kardo ir gaus reikalus. Taigi, bet aš norėjau pasakyti vėlgi, ne kad Trumpas yra blogas arba dar kažkas, aš to nesakau, aš tiesiog taip yra. Žmonės taip gyvena, jie taip funkcionuoja. Taip vadinasi rinkodara ir reklamos verslas. Tai jisai sudėliojo tą dalyką, pasakė ir jisai žino, kad jis net nesilaikys to dalyko. Jis žino, kad jis nesugebės to dalyko padaryti, bet kadangi jau pasaulio žmonės yra pripratę, jie yra pripratinti prie to, kad politikai yra korumpuoti, jie meluoja, netesi savo pažadų, dėl to Trumpas žino, kad jis nieko nepraras. Taigi, yra ir Lietuvoje tokių žmonių, kurie labai panašias strategijas naudoja. Ir vėlgi, kai tie žmonės pradeda mus užknisti ir galvoja, Dieve mano, kaip taip nutiko, kad tokie žmonės atsidūrė pas mus Seime, ane? Ir tada yra tas dalykas stumiamas, tas naratyvas, kokie jie yra blogiečiai, bet nėra analizuojama, kas per žmonės juos išrinko, kas tai buvo per kontingentas, kuris balsavo, kokie jų poreikiai neišsakyti, kokie jų poreikiai nuspausti arba jautėsi jie negirdimi, nes ką man visą tą situaciją sako. Jeigu, sakykime, vėlgi, greičiausiai už tuos lietuviškus politikus balsavo vėlgi 4 klasės lygio intelekto žmonės, tai kai tu pažiūrėjai 4, kas tai yra per žmonės, kas tai yra? Tai yra vaikai, kurie vis dar nori žaidimų, jie nori, kad jiems leistų, jie nekenčia, kai jiems draudžia, jie labai nuoširdžiai pasipiktina, kai jiems draudžia kažką tai, ir tada jiems knisa, kad mokykloje mokytojai nurodinėja, ką jie turi daryti, o parėjus namo tėvai nurodinėja, ką reikia daryti, todėl jie iš tikrųjų svajoja apie tokią laisvę, išsiveržimą iš tos priespaudos, kad jie galėtų daryti tai, ką jie nori. O tai reiškia žaisti žaidimus, kuriems dopaminą tenais kelia, arba valgyti daug saldumynų, neiti miegoti, neiti į mokyklą, daryti daug dalykų, kuriems yra faini, nes pažiūri aplinkui tiek daug Instagrame, TikTok'e, YouTube'e, Hollywoodo filmuose, visiems yra super duper nice. Bet kai tu jautiesi biški prispaustas ir apribotas, tada tu pradedi priešintis. Gerai kaip Pink Floydų dienoj Teacher, leave us kids alone. Tai va, tas pats dalykas, ta pati nuotaika. Okei. Tada pasižiūrim dar kitas dalykas, tas vadinamas sovietinis naratyvas. Tiems žmonėms, dar kitaip mes juos vadiname vata, yra tas toksai ilgesis tų laikų, kai nereikėjo naudoti savo smegenų, nes tada darbo buvo visiems. Kažkas iš dangaus nuleisdavo darbą, parodydavo su pirštu eik į tą vietą, dabar kas duobė. Ir tu kasi tą duobę ir viskas, tau moka algą. Tau nereikia nieko daryti, o dabar tu esi pats privalai už viską pasirūpinti, ne? To žmonės tas dalykas labai erzina.
Nes jie tiesiog nori, kad kažkas kitas už juos padarytų. Ir niekas jiems nepasako, žmogau, mes gyvename dabar kitos laikuose ir jeigu tu nori pasirūpinti savimi, tu pats privalai tai daryti ir tai yra nice. Tai yra smagu, tai yra kūrybiška, tai yra suvokimas, kad tu esi Dievo vaikas, o Dievas yra kūrėjas, tad būk mielas, kurk savo viziją ir siek jos. Bet tie žmonės sako, ne, aš negaliu. Tada mes turime ką? Turime alkoholį, kurį žmonės jie geria ir jie bukėja. Kitas dalykas, kodėl žmonės geria alkoholį? Tai ne dėl to, kad tai yra tiesiog jie turi priklausomybę ir taškas. Ne, alkoholis, jisai išskiria, išprovokuoja organizmo tokį hormoną oksitocino išsiskyrimą ir tie žmonės gerintis, jie jaučia, kokioj čia jie maldės hebroj sėdi. Suprantate? Ir tada tuo atveju mes pradedam žiūrėti, tai yra žmonės, kurie jaučiasi vieniši, tai yra žmonės, kurie jaučiasi neišgirsti, tai yra žmonės, kurie nori, kad kažkas tai jais pasirūpintų. Visa formulė labai paprasta. Ateina kažkas, kuris pasakė, aš pavarysiu, aš pasirūpinsiu jumis, viską aš padarysiu, žiūrėk, aš turiu telefoną, kiek daug visko pažeista, aš čia už jūs, aš žinau, kaip reikia daryti ir jisai akcentuoja tuos visus dalykus, kurie yra aktualūs tiems ketvirtoko lygio žmonėms. O tada yra tam tikri kiti politikai, kurie yra su aukštesniu intelektu. Jie yra tarytum kokie jau, sakykime, universitetų dekanai, jau mato visko iš aukščiau, plačiau ir jie šneka tai publikai, kuri geba suprasti jų akademinį formatą. Tie žmonės, kuriuos mes vadiname vata, jie nešneka to formatu. Jie nesupranta, jie klausosi tų visų dalykų apie visokiausias tenais įstatymus ir tuos ir anuos ir čia tokius kitokiausius pribombasus, kokie yra naudojami ir jiems tai visiškai neaišku. Jie tiesiog yra paprasti kaip 3 kapeikos. Jie tokie paprastumo žmogeliukai ir jie jaučiasi už borto. Ir norime mes ar ne, tokių žmonių visą laiką buvo daugiau negu 50%. Ir turbūt esat matę ne vieną kartą, kad tam tikri politikai, jie rengia savo programas ir kalbas, jie pasakoja ir pristato miesto žmonėms, kurie turi smegenų daugiau, tokių visokių žargonų suprantamų miestiečiams. O kaimo žmogus, jis, bet būna ir tų politikų, kurie važinėja per kaimus ir jie susirenka savo taškus, nes didžioji dauguma Lietuvos dėja gyvena ne didmiesčiuose. Tai va, vieni dirba su tais paprastais kaip 3 kapeikos, o kiti dirba su intelektualais. Tai vat, kai mes turime tų 200 000 biškį kitaip mąstančių ir mes sakom, jie yra kalti, nes jie yra kvaili. Kaip tie žmonės pasijunta? Jie pasijunta, kad, žiūrėk, mums kvailys išvadina, tai tiek to, tai mes jums vat irgi špygą, taip dabar mes jums kišime visokiausius ten šakalius ir ratus, vien dėl to, kad mes irgi norime pasijausti, kad esu žmogus. Ir jeigu mes toliau ignoruojame, tai mes turime tai, ką Rusijos caras turėjo spalio revoliucijoje. Tada sulėkė visi baudžiauninkai, iššaudo viską, ką gali iššaudyti, o paskui gyvendami rūmuose, kai jiems šalta pasidaro, jie kūrena knygas iš bibliotekų paėmęs, paveikslų sulaužo kūrena, nes jų intelektas yra toks, kad žiūrėdami tos paveikslus nemato juose vertybės. Jiems šalta, dėl to jie paėmė tą paveikslą, kainuojantį daug, sulaužo ir sukūrena, nes jiems reikia ugnies. Ir dabar kas yra kaltas? Kad mes turime daug tokių bukų žmonių. Tai yra todėl, kad mes turime daug visokiausių skanių pagundų, kurios mus ir daro bukais. Kaip socmedijos, visokiausių to dopamino medžioklės, tada svaigalų tradicijos, tada neišsimiegojimas, tada pastovus nerimas, tada baimė dėl ateities. Visas tas dalykas daro mus bukais ir tada mes turim tą kontingentą. Ir čia, jeigu pašnekėsite su visais psichologijos universitetais, jie pasakys
Tai dekanai taip, Kęstas sako tiesą, yra taip, bet esmė tame, kad kiekvienas yra atsakingas už save. Deja, dabar tie žmonės yra kaip rakštis sėdynėje ir tada mums reikia prisimti atsakomybę, kad mes juos palikome už borto ir rasti gebėjimą kalbėti. Kaip ir minėjau, dekanas turi prisiminti tuos laikus, kai jis buvo vaikas ir sumažinti savo kalbėjimo aukštį iki 4 lygių ir pradėti šnekėti tuos dalykus, kurie yra aktualūs 4-kams. Tada tie 200 000 pradės sakyti, va apie ką čia, jo, mes apie tą patį. Bet jeigu jūs kalsite į galvas, jūs vata, jūs ten debilai, jūs tokie, jūs tikės uždarote tų žmonių ausytes ir jie nieko nebegirdi ir nesvarbu, ką jūs intelektualaus ten jiems šnekėsite, jie tiesiog nesupranta. Ir visą tą patį dalyką pasako, patvirtina ir visą stebėtojų, komentatorių dalis Amerikoje, kai matė, kodėl demokratai prakišo. Sak, taip, demokratai darė daug dalykų, bet jie nekalbėjo apie tai, nes jiems atrodė savaime suprantami. O Trumpas akcentavo daržovių kainas, kuro kainas, jūsų ėdamus šunis. Tada jis akcentavo tai, kas irgi visiems tiems paprastukams labai aktualu, kad emigrantai subėgė, jie čia daro daug visokių blogų dalykų, žudo žmonės ir taip toliau. Plius jie atiminėja darbą, iš jūsų. Todėl ta visa hebra įsigandus varom už Trumpą, nes tie kiti nesiruošia mūsų ginti, nes Kamala nesakė nieko apie tai, apie emigrantus, apie tokius dalykus. Jinai neištarė, nes jinai galvoja savo tyliai. Galvoja, okei, aš čia nuvažiavau, ta šalis, aš pašnekėjau, emigracijos lygiai sumažėjo, progresas vyksta, viskas čia vyksta, mes viską kontroliuojame ir sako, viskas yra gerai su tuo. Vienintelis dalykas, ką nepasako, viskas su tuo yra gerai ir nepasako nieko, kas tiems žmonėms aktualu. Tai vėlgi, tai yra iš vyresnio žmogaus, iš suaugusių, žiūrintis ir kalbėjimas kaip su vaiku, bet toksai numetimas. Nes tėvai savo vaikams ir pasako, nepergyvenk, turiu aš pinigų, mes turėsime ką valgyti ir tuo, nepergyvenk, man nereikia tau aiškintis, ką aš turiu daryti ir kaip turiu daryti. Va šitoj vietoj mes ir klumpame. Ir netgi Buda yra pasakęs savo mokiniams, kad jūs, jeigu kalbate per daug sudėtingai, kad jūsų mokiniai jūs nesupranta, jūs turėtumėt savo aukštą ego pakilusi nuleisti ir pradėti šnekėti žmonių kalba. Nes jeigu jūs to nepadarysite, jūs busite nesuprasti ir dharma nebus paskleista. O jeigu jau savo žiaunas pražiojate tam, kad kalbėti ir dharma skleisti, tai būkite įmėli, šnekėkite suprantama klausytojams kalba. Tai va. Taigi, ką aš noriu pasakyti visų šito klipu, kad manipuliacija yra tiesiog empatiška bendravimas. Kai tu įsižiūri į žmogų, matai jo poreikį ir tu su juo šneki. Nežinau, kiek jūs esate pirkę automobilių, bet aš esu ne vieną kartą apžiūrėjęs ir sujautęs tą visą manipuliacinį triuką, kai tu ateini apžiūrėti automobilį ir tau dar apžiūrinėjant, suskamba telefonas, pardavėjas pakelia ragelį, sako, taip, vienas žmogus apžiūrinėja ir jeigu ką, tai jeigu nenupirks, tu galėsi nupirkti. Ir tu jau girdi, kaip jis tai sako, ir galvoji, reikia paskubėti, nes man tu pat iš panosės nužgvelbs šito automobilio ir sako, davai, kitas jau norit pažiūrėti. Jisai sukelia stresą, kad tu priimtum skubotą sprendimą. Tai irgi yra manipuliacija. Tada kainų tenais buvo 100, nubraukta 29. Čia irgi yra manipuliacija. Go! Tik juodas penktadienis. Tai va, iš tikrųjų visos tos triukus politikai ir visi kiti žmonės, matydami, kad tai veikia, jie naudoja tas strategijas, manipuliacijas ir visose kitose veiklose. Ir tada mes turim tą rezultatą. Taip, man irgi būtų labai smagu, jeigu visas pasaulis būtų intelektualus. Deja, yra kitaip. Dar vienas dalykas, ką aš norėjau pasidalinti, tai kad toksai filosofas Schopenhaueris, jisai yra užsiminęs apie tokį dalyką, kad jeigu kambaryje yra 10 žmonių ir iš jų tik tais 2 yra aukštesnio intelekto, o kiti yra, sakykime, vidutinio, nesauko ten žemo intelekto, vidutinio, tai yra žmonės
tiesiog išprusę. Jie yra normalūs. Nes tie aukštesnio intelekto yra žmonės, kurie zubrija, jiems patinka. Informacija ir žinios yra jų narkotikas, ne? Todėl nereikia sakyti, kad tie intelektualūs žmonės yra kažkoks tai kosmosas. Aš to nesakau. Tai yra tiesiog žmonės, kaip kultūristai, kad pakačiolina biški raumenis ir turi raumenį, bet tai nereiškia, kad jis yra geras žmogus, jis tiesiog turi didelį raumenį. Taip ir filosofai, jie yra turintys košės čia, bet tai vėlgi nereiškia, ar jie geri ar blogi. Tai tiesiog rodo, kad jie sugeba kalbėti didesnėmis temomis. Tai va, Schopenhaueris yra pasakęs, jeigu į kambarį įeina aukštesnio intelekto žmogus ir jis pradeda šnekėti iš savo pozicijos, visi kiti žmonės nesąmoningai save sulygina su tuo žmogumi. Ir jeigu jie pagalvoja, okei, šitas protingesnis, tai jie save nuleidžia į apačią. Tada jie žiūri į viršų ir jaučiasi užduchinti. Tai reiškia, jie visi pradeda pykti ir pradeda vienytis, kaip reikia pasipriešinti tam vienam žmogui. Nekartą esu pasakęs tokį palyginimą, kad jeigu žmonija visa yra kaip ląstelės, ne? Kiekvienas žmogus yra atskira ląstelė. Tai vat, įsivaizduoju, kad tos visos ląstelės daro vieną žmogų. Ir tas žmogus yra žmonija. Todėl žmogaus smegenys visą laiką bus daug mažesnės negu jo šikna. Taip, subinė bus daug didesnė negu jo smegenys. Todėl dalis visuomenės, kuri yra netokia protinga kaip smegenys, tiesiog daugiau tos masės yra. Ir jeigu smegenys tai ignoruoja, o įsivaizduoja, kad visas kūnas yra viena didelė smegenų visuma, tada ir prasideda dideli tokie nesusipratimai ir kažkokie tai ten dar neaiškumai. Taigi, dar yra ausis, kurios iš vis labai mažą procentą žmonijos sudaro, žmonės, kurie geba įsiklausyti ir sakyti, taip, nes visi kiti tiesiog laksto su savo triukšmu galvoje, savo norais, savo troškimais, čia man reikia nuo automobilio, mašinas, čia puola, čia nepuola, čia išlaisvins, čia neišlaisvins, čia intelektas toks, intelektas anoks, jie net negirdi, neįmato, akis irgi užima labai nedidelę dalį. Ir, pavyzdžiui, sakim, vakar ten Trumpas ateina su ta visą hebrą dirbtinio intelektų ir pasako, tiesiog buvo kosmosas klausytis, kaip jisai pristato ir jis sako, vat, 500 milijardų investicija, tie žmonės padės gydyti vėžį. Ir sako, vat vėžis, aš taip klausos, galvoju, kaip iš karto kalo, taip, tiesiai skaudžia vietą, vėžys. Visi, kaip gerai, kad jie tai darys, jiegi vėžį gydys. Juk paims tavo kraujo tyrimą ir viską apie tave pasakys, kaip yra nuostabu. Taip, jeigu jie tos informacijos nenorės panaudoti prieš tave. Nes gali būti, kad iš to paties kraujo tyrimo jie supras, kam tu esi alergiškas. Ir galbūt tu nesi alergiškas niekam iš tavo aplinkos, bet yra kažkur tai, kažkokia tai džiunglėse, kažkokia viena žolytė, prie kurios to reikia tik prisiliesti ir tu užsilenksi. Ir dabar jie tai žino, o tu ne. Ir taip, jeigu tu tampi biškelį jiems kažkoks tai nepatogus, ta žolytė kažkaip tai nusėda tavo arbatžolių ten indelyje. Ir staiga tu miršti nuo infarkto ir sakai, nelaimingas atsitikimas arba sveikata pavedė. Bet tie žmonės, kurie prieima turės prie to, jie tą dalyką padarys. Kad tai dalyką gali padaryti, yra labai akivaizdu, nes vien tik tais pamatai, kaip Trumpas taip Maską ir permetė. Tai va, 1-2. Ir jeigu tie žmonės elgiasi šitaip, tai paprasti žmogiukai, jiems yra tiesiog kaip bakterijos, kaip kažkokios tai skrusdėlės, kurios čia vaikšto ir maišo jų planams, jų komfortui, tik tais triukšmą kelia. Kodėl aš tai sakau? Dėl to, kad tai yra akivaizdu. Nes žmogus visiškai net nesiruošia tesėti savo pažadų. Tai tas čia tas anapus Atlanto. Dar yra kitas. Tas, kuris pas mus Lietuvoje, kuris visą laiką gaivapą, jis stengiasi sukelti tokį, žinai, vėl dopamino, adrenalino reikalą. Jis pastovi ten, šnekėjo, šokinė temomis ir tu pradedi pasiklysti, ką jis sakė, kur čia naim, kaip čia atsivata. Jeigu žmogus yra tokio šustro gebėjimą turintis kalbėti, jis visą laiką prie tų lėtapėdžių prieėjęs, jis jos subalamutins. Dėl to, kad taip yra. Tiesiog taip yra šitam pasaulyje. Tai nereiškia, kad jis yra kažkoks tai blogietis, jis tiesiog turi tam tikrą talentą, tam tikrą savybę
ir jis tą savybę naudojasi. Jis pasižiūri, okei, aš turiu 200 000 žmonių su tokiais poreikiais, ant kurių tiems intelektualams nusispjaut, vadinasi, tie jaučiasi palikti, užmiršti, už borto išmesti. Vadinasi, jeigu aš jums jų globotis, jie bus visiškai už mane einantis ir man ištikimi, nes jie tiksliai žino, kad tie kiti, jais net nesiruošia rūpintis. Ir va tada mes pradedam suprasti, kad jeigu jūs norite neutralizuoti tą kitą žmogų, kuris jums kaišioja šaklius ir ratus, jūs turite įsigilinti, okei, kas tie duši, kas ta vata, kokie pas jos poreikiai. Ką mes galime padaryti, ką mes galim pasiūlyti, kad jie rastų tą visą savo poreikio išsipildymą ir ramybę, o ne jaustų pastoviai alkį, šaltį ir kad jie yra niekam nereikalingi. Visai gali būti, žinote, kaip ir, pavyzdžiui, nuteistieji kalėjimuose. Jie susivienyje prieš sistemą dėl to, kad jie jaučiasi bendražygiais. Suprantate? Ir tada jie prieš tos visus ten tardytojus, prižiūrėtojus, jie ten dirba, daro savo peripetijas dėl to, kad jie yra susivienyje, o juos vienyje jausmas, kad juos duchina, kad jie gali kovoti, nepaklūsti ir taip jie gali išlikti savo poreikių tenkinimo to visoje skalėje, ar kaip ten beįvardintumėt. Tai pagrindinis dalykas yra suvokti, su kuo mes kalbame. Aš čia įmečiau komentarą po vienos beros politikės tuo visų pasisakymų, kodėl čia tokie Lietuvos nepraustaburniai vis dar yra ir kaip jie gali iki šiol būti. Ir parašiau tą komentarą, kad mes neįsigiliname į tų nepraustaburnių prigimtį, kas jie tokie yra. Ir kai kurie žmonės sako, tai ką mums reikia gilintis į visokiausius nacistus, į banditus, į niekšus. Taip, jeigu mes norime padaryti, kad jų neliktų, mums reikia sužinoti, kas jie, kur jie valgo, ką jie valgo, kur miega, kiek miega, kas jų interesai, kur jų hobiai, kokias emocijas jie turi, kas yra jų varamoji jėga. Mes privalome tai sužinoti, tik tais tada mes žinosime, kaip su jais kovoti. Bet jeigu mes sakome, jie tiesiog kvailiai, o mes va tokie protingi, todėl mes net nekreipsime jos dėmesį, bet visą laiką piktinsimės, kodėl jie yra, todėl mes turėsime šitos žmonės, kurie yra kokie yra, ir jie elgsis iš savo prigimties, nes tokia jų prigimtis. Ir jeigu mes nesigilinsim į narkomanus, jeigu mes nesigilinsim į alkoholikus, jeigu mes nesigilinsim į visus kitus niekšus ir padugnes, mes niekados nesuprasime, kodėl jų vis yra ir yra ir yra. Gali būti, kad čia mes esam biškelį akli, nematantis ir atsakomybės neprisiimantis. Mes galvojame, kad jie privalo. Bet jeigu jie yra, tai privalome mes. Mes privalome suprasti, jiems jų poreikius patenkinti ir aš nesakau kažkokius įstatymus pakeisti. Tiesiog jiems suteikti jausmą, kad jie yra žmonės, kad jie yra girdimi, kad jie yra vertinami už tai, kad jie yra šitam pasaulyje ir mūsų šalies piliečiai. Kad jie yra mūsų visuomenės dalis. Pasakyti žmogau ačiū, o ne duchinti ir tas duchinimas jo suvienė, kaip ir minėjau, tas spalio revoliucija, kur ten Ruskinė įvyko, būtent dėl to, kad tie žmonės buvo per daug ilgai duchinti. Ir jeigu jie nebūtų duchinti, o visi būtų gyventų turtingai ir viskas būtų nice, aš nemanau, kad ten būtų jie kažką revoliuciją darė. Todėl reikia mums suprasti, kad jeigu mes turime kažkokią tai problemą ir ta problema pati neišsisprendžia, gali būti, kad mūsų bukumas manipuliuoja mumis ir mums uždengia akis, kad mes nematome, kaip tą problemą išspręsti. Bet reikia atsimerkti ir skirti problemą laiko, empatiškai. Ne kažkaip tai numesti tenais kažkokį tai ten sprendimą, jūs privalote, jums reikia, okei, ką aš čia pražiopsojau, ko aš čia nematau. Aha. Nu gerai. Šito to reikia. Va, prašom. Tuoj. Prašau. Yra. Patenkintas. Šaunu. Ir tokių pavyzdžių yra pilna. Pilna.
Ir man labai keista, kaip Lietuvoje, kuri turi ir psichologijos universitetą, ir pedagogikos universitetą, ir kriminologijos katedrą, mes turim visą tinklą išmintingų žmonių, visą tai, ką aš dabar pasakiau, žinančių. Bet yra kažkoks toksai susireikšmės, kad ne, mes tos informacijos nepanaudosime. Kaip bebūtų, bus nepanaudota ar ne, bet bent jau aš padariau, kas priklauso nuo manęs. Pasidalinau, o toliau, jeigu jūs tai išgirdę pradėsite krapštyti savo smegenis ir pradėsite mokytis, ten domėtis empatiškų bendravimo arba kitaip sakant nesmurtinė komunikacija, tada emocinių intelektų, tada kaip aš veikiu, ką man duoda ir aš nesugebu atsispirti ir kuo aš lengvai esu manipuliuojamas, tada žiūrėti aplinkui. Žiūrėk, žmonės dabar kaip pasilai bėga ten, o dabar kaip pavienai bėga ten. Ką jie ten bando patenkinti? Ko jie ten susirinko? Kol mes tai ignoruosime, smerksime ir teisime, tol mes ant laužų degsime. Bet kai mes suprasime, kad mes visi žmonės esam, tik kiekvienas augo savo greičiu, tada mes rasim bendrą kalbą ir įveiksime visas problemas, kurios mums kelia daug nejaukių jausmų. Tai tiek. Ate.